Pat 2009 metų, kuomet atsidarė šis muziejus, buvo svajota, galvota, norėta čia pristatyti ir šiuolaikinius menininkus. Viena tik buvo tokia problemėlė, kad šitie mus supantis, galbūt nuostabiausi Lietuvos kultūros istorijos paminklai įpareigojo, jog ir tas šiuolaikinis menas būtų atitinkamos spragos. Taigi, bet ta svajonė pildėsi. Informuoju, jog štai šitoje bažnyčioje, šitoje erdvėje prieš metus stovėjo Vlado Urbanavičiaus laivas, įspūdinga buvo instaliacija, skulptūra Rūsyje ir taip pat šioje bažnyčioje Ksenija Juraševaitė buvo surengusi 2 parodas. Prisistatė taipogi ir Aleksandras Šepkus. Ir štai 4. šiuolaikinis menininkas Andrius Kviliūnas, kuris yra žymiai jaunesnis už mano išvardintas garsenybės, tačiau tikrai be galo įdomus ir, drįsčiau sakyti, tikrai ir muziejui pasisekė, jog mes, kaip sakoma, susitikom, pamatėm, atradom. Bet ką pamatėm ir ką dar pamatysime, kviečiu profesorę Ramintę Jurėnaitę. Dalis iš jūsų jau matėt Kviliūno parodą ir kiti turbūt tik nusileisi dar ir užsimti. Aš tikrai, kai man Sigutė Maslauskaitė paskambino ir pasakė, kad čia paroda čia bus, aš nuoširdžiai prisipažinsiu, aš šiek tiek nustebau. Ir tuo labiau pamačiusi tą parodą, aš galiu tiesiog pasveikinti Sigutę Maslauskaitę už drąsą parodyti šitą parodą būtent čia ir parodyti kitos parodos Abrozdėliai kontekstą šitą muziejuje. Tai yra labai talentingas menininkas, vienas talentingiausių menininkų, kuriems yra apie 40 metų. Jis kaip ir to panašiu laiku, kaip ir muziejaus direktorė, studijavo Dailės akademijoje tapybą. Bet jo diplominis darbas buvo susijęs su tokiu išardymu tradicinės tapybos priemonių, ir tai buvo instaliacija, panaudojant didžiulę nuotrauką ir vandenį. Ir tas darbas padarytas prieš tiek daug metų yra susijęs su tuo, kas eksponuojama yra šiandien apačioje. Ir dauguma Kviliūno darbų tai yra video darbai ir jis atėjo į mūsų meninę sceną su tokiais labai drastiškais video darbai, su labai asmeniškais, sakyčiau, tokiais, kurie kasdienybę, savo patirtį, kasdieniškų sunkių išgyvenimo, nesusitaikymo su savim, su savo aplinka, galimybėm, ankštumu, vidiniais demonais paversdavo tokią psichodelinę kalbą, kuri buvo kartu tragiška ir kartu nepareinama nuo to tragiškumo ir komiška. Sakyčiau, tai būtų tragikomiški darbai. Šiai parodai jisai sukūrė jau kitokio charakterio ciklą, bet susijusi su tais video darbais ankstesniais. Ir čia, kai mes nusileidžiame tą parodą, mes turim tokią šiuolaikinių abrozdėlių variantą. Jeigu šituose abrozdėliuose iš kunigo kolekcijos mes susiduriam su tradiciniu abrozdėliu, kuris neša tokį taiką ir palaimą. Ir ką tai tokio idiliškai krikščionišką ikonografiją. Ir jie kitokiu būdu taip pat ieško atgailos ir nusiraminimo.